Aš nupirkau patį pigiausią pirmuką visoje Europoje. Nepaslaptis, kad turiu pirmuką kaip drifto automobilį, tačiau pirmuko noriu ir daily karo. Todėl nieko nelaukęs pradėjau ieškoti būtent tokio kupė modelio, kad būtų dizelis ir automatas. Ir štai iškrito šis variantas būtent iš aukciono, kurį aš apsižiūrėjau, man patiko kaip jis atrodo, jo komplektacija, kad jis nėra labai daug daužtas, aišku, oro pagalvės sprogusios, bet tai nieko baisaus, nes jos yra keičiamos. Nu, laimėsim. Yra. Neaišku, ar pats aukcionas atiduos už tą sumą, nes, kaip ir matėt, buvo tai reiškia, kad nebuvo dar pasiektas rezervas, bet gali atiduoti kopartas, gali neatiduoti. Ir jau bevažiuojant namo, būtent iš Palangos, gavau laišką, kad aukcioną laimėjau už 1,950 plus aukciono mokesčiai, plus parvežimas, o tada pradėsim tvarkymą. Ir turėsiu pirmuką, drift karą ir pirmuką daily karą. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses, where everybody bougie, latest trends and fashions. O pigiai nupirktas dėl to, nes, kaip čia matome, yra šiek tiek palankstimų. O čia įlenkimas yra ir sparnas yra įlenktas ir, nu jau čia reikia dažyti, nes lupasi. Ir to pačiu bamperis yra pažeistas. Tai va, šitos 3 detalės yra suvarytos. Čia biškį aš padažiau, kad gražiau atrodytų dabar tam kartui. Tai realiai taip iš toliau žiūrint, net nelabai ir matosi, kad kažkas jam yra blogai. Bet principai jo, kapotas, sparnas ir bamperis yra pažeisti. Lempa šiek tiek minimaliai pabraižyta, bet tikrai susipoliruos. Turim Big Xenon Dynamic žibintus, partronikus tiek prieki, tiek gale, užsilenkiantys veidrodėliai. Yra liukas, kuris man šiek tiek trukdo, bet, nu, ką padarysi. Gale taipogi partronikai, LED numerių apšvietimas. Iš išorės jis tikrai kažkoks nėra labai įspūdingas, paprastas automobilis, bet man patiko jo komplektacija viduje. Tuo pačiu yra ir keilesas. Tai galima atsirakinti ir užsirakinti mašiną tiesiog prilietus ranka ir užsikurt mašiną be rakto. O viduje yra jo, viduje biški dalykų nėra, nes buvo sprogę oro pagalvės. Tik šitos stogo, bet jau jos yra sudėtos kitos naujos. Buvo panelė iššovus, tai dabar jau esu nupirkęs kitą panelę, aš tiesiog išėmiau, tai reikės pakeisti. Sėdynės yra rudos kaužos, sport, šildomos ir kiti bairiai, tai labai labai smagu. Automatas ir visi kiti dalykai. Tai salonas labai fainas, smagus, kaip ir norėjau, kad būtų juoda mašina su rudu salonu, man tai patinka. Ir šiaip komplektacija man jo faina, tai nusprendžiau, kad aš jį pasiliksiu ir bandysim užturbinti. Nu, užturbinti tai labiau iš išvaizdos, nes iš 2 litrų dizelio, kad tu ten labai išspausi. Bet kaip daily karas, jis yra pigus, nedaug ryja, važiuoja smagiai, ko daugiau reikia. Tai kaip ir matė turbūt, kad nupirkau automobilį iš aukciono ir už pakankamai pigiai, nes šių automobilių vertė yra apie 6-7 tūkstančius eurų. Pigiai gavosi, dėl to aš jį savo pasiliksiu ir bandysiu šiek tiek paturbinti. Nu, bet paturbinti tai labiau iš išvaizdos negu iš variklio pusės, nes nu, ką tu čia priturbinsi, ne? Tai bandysim padaryti automobilį gražų, kažkokį išskirtinį ir fainą, kad būtų su kiekvieną dieną smagu važinėti. Tai faktas, kad iš Tuning LT užsakinėsim daug detalių, tai viską, ką turi jie, bumperiai, ten visokios grotelės, lempos, viską, ką jie turi, viską užsakysim ir uždėsim ant šio pirmuko. Bet manau, kad daugiausiai vaizdo duos, aišku, 1M priekinis bumperis, uždėsim to pačiu ir veidrodėlių kaverius, nu, kiau, viską, ką jie turi, tą ir dėsim. Tuo pačiu, aišku, reikės padaryti visą einamąjį remontą, tai tepalų keitimai, stabdžių, diskai, kaladėlės ir visi kiti dalykai, o šitus dalykus labai lengva užsakyti iš Autodoc. Tai šiandien pristatau šio video partnerį Autodoc. O Autodoc yra viena didžiausių parduotuvių pasaulyje, kurios pardavinėja detalės. Aš pats prie pirmuko gavau pakankamai nemažai detalių, tai spiruoklės, čia atraminiai guoliai, pakaitinimo žvakė, žiema, tepalai ir aišku stabdžių diskai, kurių man prireiks, nes čia jau yra pagedę. Tai pasikeisim visus stabdžių diskus, būtent iš Autodoc. Autodoc turi ir mobilią programėlę, tai yra žiauriai patogu prisijungti, pasižiūrėti pagal VIN kodą galima, pagal automobilį, pagal visus parametrus pasižiūrėti, ko jums reikia, ko reikia automobiliui ir ko jūsų širdis geidžia. Detalių yra kosmiškai daug, įvairiausių brandų, tad išsirinksit tikrai kiekvienas, o su kodu butomis dar gausit 5% nuolaidą visom prekiam, tai išsirinksit savo detalę ir dar gausit nuolaidą. Linką palieku aprašyme, tad pasižiūrėkit, o mes einam ardyti šį automobilį. Na ir pradėjom misiją lubų išėmimas, pradėjom imti visokius plasmasiukus, šoninės apdalas ir panašiai. Lubos buvo sulankstytos, tai nebuvo sunku jas išlupti, kaip sakant, bet iš kupo išimti lubas tikrai sunku, tai nežinau, kaip reikės įdėti naujas. Mystery, stop without a hating dog.
Tada išėmėm airbagus ir sudėjom naujus, kad viskas būtų tvarkingai. I mean, look, at the end of the day, I'm here. Tokio inžinierinio sprendimo dar nesu matęs. Jaučiau važinėjo mažas žmogus arba kokia moteriškė, nes sėdynė pakelta ant tiesiog veržlių. Ir vairuotojo ir keleivio sėdynės yra pakeltos ant veržlių. Įdomus inžinierinis sprendimas. Aš galvoju, kodėl taip aukštai sėdžiu, nusileidžiu iki pat žemyn ir tik belia kaip aukštai. Pasirodo, čia pakelta va per porą centimetrų. Reikės išsimti. Na, tada priėjom prie pagrindinės konsolės išėmimo, reikėjo visokius rankinius nulupti, pagrindinės visas plasmasės ir atsukti varštelius, kad išimti priekinę panelę. Kadangi ant pirmuko buvo išdužęs stiklas nuo airbagų, atvažiavo šios srities profesionalai ir tai yra stiklų ekspertai. Jie išėmė seną stiklą, padengė kažkokią chemiją, kad stiklas suliptų gerai su kėbulu, užtepė būtent ant stiklo klijų ir stiklą įdėjo. Paskui užklijavo jį, kad jisai neslystų žemyn ir viskas užtruko žiauriai greitai, jie padarė savo darbą ir išvažiavo savais keliais. Na ką, tai ant mano pirmuko jau yra įdėtas naujas stiklas, stiklų ekspertai tom pasirūpino, įdėjo naują priekinį stiklą su visais davikliais, nes dar yra kažkokia kamera, kuri ilgom ten padeda, žodžiu, tai viską padarė, viskom pasirūpino ir kas svarbiausia, žiauriai greitai, nes išėmė seną stiklą, išpjovė, įdėjo naują, realiai 5 minutės stiklas yra įdėtas. Tai viskas, aišku, dėl jie vadinasi ekspertais, nes jie yra tikrai profesionalai. O dabar žiauriai smagu, kadangi yra naujas stiklas, tai jokių subraižymų nieko nėra, iš vidaus žiūrint, kai atrodo, kad kaip akvariume. Ta prasme, atrodo, kad stiklo net nėra, ant tiek švarus, gražus stiklas, nes šiaip ant visų automobilių būna pasibraižę, kažkokios įdaužos, įskilimai ir kiti dalykai. Čia dabar to nebus, nes yra naujas stiklas. Tai stiklą tiesiog įklijavo. Tuo pačiu ir naujos gumos nesutrukinėjusios, dabar dar yra lepinė juosta, kad stiklas nenučiuoštų žemyn, turi pastovėti šiltai, geriausia bent jau porą valandų, iš vis geriausia 24 valandas palik, kad pilnai sustingtų ir stiklas pridžiūtų, kaip sakant, prie kėbulo, kad jisai nesujudėtų, kad neatsirastų kažkokio oro tarpu, kad galėtų vanduo įbėgti ir panašiai. Tai dabar automobilis šiek tiek pastovės, tuo pačiu buvo viską čia išrinkę, tai surinko atgal, sudėjo kaip buvo ir dabar žiūrim per priekinį stiklą, atrodo, kad stiklo nėra. Žiauriai gerai. Sunku per kamerą pertikti, bet labai smagus jausmas yra naujas stiklas. Šiaip šiek tiek keista šito automobilio komplektacija, nes matom rudos kožos, biksenonai ir panašiai, bet turim viryklę, kur sukiojasi, tiesiog kaip viryklė. Tragiškai, ne? Aišku, šildomos sėdynės, bet va toks yra gargaras, kuris atrodo kaip iš 90-ųjų, bet realiai, kad šitą gargarą pakeisti, kad jisai veiktų, kaip normaliai būna su ekraniuku, reikia keisti visą pečiuką. Kad pečiuką keisti, reikia išleisti antifrizą, plus ten papildomos fiškės eina, laidai į blokus, tai žodžiu, reikalų tikrai labai daug. Ir manau, kad tikrai neapsimsiu iš to darbo, nes čia dar daugiau reiktų ardyti, išleisti antifrizą, tenais reiktų dar laidus papildomus jungti. Tai manau, paliksim šitą viryklę, o kažkada gal ateityje, jeigu sugalvosiu ir pasikeisiu, o jeigu nesugalvosiu, taip ir paliksiu. Tai kol kas bus taip, aišku, nėra gerai, bet ką padarysi. Vairas, kaip matome, yra sport be multifunkcijos, tai šitas vairas eis į šiukšlyną, nes aš nusipirkau M Sport vairą su multifunkcija. Šitam darbui reikės pasikeisti ritę, kuri randasi va štai čia, jinai pasikeis, bus su autopilotu, nors autopilotas pas mane ir yra, bet kadangi nėra multifunkcijos, tai tada neveiks. Tai pasikeičiam tą vidinę ritę ir tada galima bus uždėti vairą su multifunkcija. Ir plus bus M ženkliukas čia ir vairas šiek tiek įdomesnis, storesnis, tai tuoj tai ir parodysiu. Tai štai taip atrodo dabar tas M-kinis vairas, nupirkau iškart su airbagu, kaip ir sakiau, su multifunkcija. Ir vairas yra originalus, kas yra labai smagu, jisai nėra persiūtas, bet yra visiškai idealios būklės, nulis nutrinimų. Čia kažkoks įspaudas yra, bet manau jį dar galima ir panaikinti, bet vairas labai švarus ir gražus. Taip pat airbagas tvarkingas, žodžiu, viskas čia su juo labai liuks. Plus, matot, apdaila nėra nusitrinusi. Labai gerą dealą pagavau. Realiai už vairą sumokėjau 120 eurų su airbagu. Tai manau, kad yra labai gerai. Ir šitas vairiukas eis į saloną. Tai atrodys žymiai geriau negu atrodo dabartinis vairas ir jis yra šiek tiek patogesnis. Tuo pačiu, kadangi kai šovė airbagai šio automobilio ir aukcione rašė, kad jis nesikūrė, dažniausiai atveju, jeigu šauna airbagai, šauna ir vadinamo pliuso šovinys. Aš jį jau pasikeičiau, įsidėjau naują originalą, čia yra senas. Tai va taip atrodo, jis jungiasi prie pat akumuliatoriaus ir dabar galiu parodyti, kaip jisai veikia ir kodėl jisai iššauna ir kodėl tada nebūna. Realiai degimas būna, bet negalima, neleidžia kur tiesiog, tai tuoj parodysiu kodėl. Tai kaip matom, čia yra
klemą, čia ateina pliusinis laidas iš kėbulo, iš priekio ir susijungia viskas į šitą vietą. Va šitą vietą yra šovinys. Jis dabar yra sukištas atgal, kad aš galėčiau užkurti mašiną, bet jisai šitą vietą juda ir galima jį išimti. Tai va, pilnai išardžiau visą pliusinį laidą, tai realiai va čia yra šovinys, kuris šiaip būna va šitaip, susijungęs kartu, bet kai šauna airbagai, šitas dalykas iššauna ir viskas. Realiai mašina užsigesina ir jos neįmanoma užkurti, tik tais nebent sujungus pliusinį laidą atgal. Tai šitas vietą reikia pasikeisti visą laiką, nes, bet tokių vibracijų gali jisai atsivibruoti ir tada viskas vėl nebekurs mašina, reikės vėl lysti bagažinę ir tvarkyti šitą pliusinį laidą, tai tiesiog pasikeičiau. Nedaugas kainuoja naujas, tai ir dabar yra tvarkingas pliusinis laidas ir tas vadinamas šovinys. Na, šitas eis į šiukšlių dėžę. Šiaip dar vienas įdomus dalykas, tai kad čia kuisdamasis prie mašinos, saloną biškai valydamasis ir panašiai, radau vieną įdomų dalyką. Tai, kad šitas automobilis buvo parduodamas pakankamai neseniai, atsidarom bagažinę ir radau tokį lapą. Lape rašo, kad šis automobilis buvo parduodamas, jisai yra 9 metų, nors man atrodo iš tikrųjų 28, gal ir 29. Bet esmė tame, kad jisai buvo parduodamas už 6600 eurų, kaip tvarkinga mašina ir kažkas jį supylė ir tada aš nupirkau per aukcionus. Tai realiai kažkas pardavinėja už 6600, o aš nupirkau beveik nepilnai už 2000 eurų. Tai kainos skirtumas nemažas, ne? Šitą pasiliksiu atsiminimui. Ir jeigu pardavinėsiu, žinosiu, už kokią kainą reikia pardavinėti. Tuo pačiu turbūt visi matot, kad čia guli dėžė panaši į bamperio dėžę. Taip, čia yra iš Tuning LT gautas siuntinukas. Ir jeigu jūs galvojate, kad čia yra tik tais bamperis, tai jūs stipriai klystat, nes čia yra labai daug detalių, tiesiog sugrūsta į vieną dėžę, kad pigesnis transportavimas būtų ir panašiai, kad nepasimestų detalės. Tai čia yra ir bamperis, ir visokie veidrodėlių kaveriai, ir spoileriukai, ir priešukai. Aš jau net pamiršau iš tikrųjų, kas čia yra, bet čia yra labai daug dalykų, bet šitą pakuosim daiktą kitame video, nes čia užtruksim tikrai pakankamai ilgai. Tai kol kas šitą dalyką paliekam atskirai ir tai padarysim per kitą video. O dabar būtų pat laikas susirinkti panelę, nes čia tragiškai atrodo, tai norėtųsi viską atgal surinkti taip, kaip yra. Prieš dedant detalės į vidų, jas kruopščiai nusivaliau, kad automobilį jau dėtųsi švarios detalės. Įsidėjau panelę į saloną, į savo vietą ir aišku reikėjo nepamiršti prijungti visų airbagų ir visų triuškučių. Tuo pačiu radau kažkokią perot laisvų rankų įrangą, nežinau ar neveikia ar ne, bet jo, susukom visus varžtus, kas buvo pakankamai įdomu, nes reikėjo surasti kiekvieną skylutę, kur dedasi tas varžtas. Sudėjom ir mygtukus, ir visus kitus dalykus, tai realiai panelė labai lengvai susikrovė ir aišku, ne vieną kartą sudėjęs, tai nebuvo sunku. Prieš viską sukraunant reikėjo patikrinti, ar viskas veikia ir tada sudėjom pačią centrinę konsolę, kad užbaigti mūsų darbą ir čia apsimetu, kad aš lėkiu kaip tikras lenktynininkas. Ir viena problema yra dėl lubų, tai jo, aš jų nerandu, noriu stėti juodais, kad būtų su liuko vieta, bet tai yra problema, be liuko yra pilna, su liuko nerandu, tai šitą vietą reikės pasižiūrėti. Planuoju išsimti visą saloną, tai yra sėdynės, priekinės, galinės ir išsivalyti kilimą bent jau minimaliai, o paskui nuvešim, kur padarytų cheminį valymą ir tuo pačiu labai noriu atsinaujinti sėdynės, nes, va čia matosi yra nusidėvėjimo, nuo lipimo, visai ką brūžinasi, tai šitą vietą reikia sutvarkyti ir čia norėčiau biškai pasitvarkyti, praeiti su kokiais dažais ir pasidažyti šitas vietas. Ta sėdynė yra ideali. Šita vieta yra pabraižyta, bet prie tokios irdos yra visiškai normalu ir nekreipiu dėmesio į tai, bet darant tvarkingai mašiną, aš noriu čia viską irgi susitvarkyti. Nors čia nėra blogai, bet tikrai galima padaryti geriau. O galinės sėdynės šiaip yra, čia dabar nelabai matosi, bet galinės sėdynės yra idealios, tiesiog reikia pravalyti. Ir kilimą reikia pravalyti ir panašiai. Tai realiai sudėjus saloną mums reikės perėti prie priekio, reikia šitos lempos laikiklį padaryti, kaip sulituoti, nes čia yra nulūžę, kapotą pasikeisti, bamperį kaip ir turim, tai bamperis bus, sparno reikia irgi juodo į spalvą ir tada pradėsim jau prie to gražinimo, eisim visokius shadow line'us dėti, nes turiu shadow line'ą šiaip ant driftcaro, tai manau nuo driftcaro pavoksim ant šito, čia uždėsim juodą shadow line'ą, kad būtų nesidabrinis, o juodas, tai visa mašina bus juoda, reikės užtamsinti ir galinius stiklus, nes dabar labai didelis akvariumas, tuo pačiu labai ieškau LCI ledinių lempų, nes šitos tokios, gražios, bet paprastos, tai norėčiau tų ledinių, kažkur va čia įsimėsiu dabar nuotraukų, kaip atrodo ledinės. Tai jeigu šis turit kupo ledinės LCI lempas, hit me up, parašykit,
aš jas nupirksiu iš jūsų. Čia atsiras spoileriukas M Performance, toksai biški riestas. Aišku, jisai bus juodas, tai kaip ir nelabai matysis, bet principė dadės kažkokią formą prie automobilio galo. Tuo pačiu, jeigu turit kažkas M Sport galinį bumperį, ypač gerai būtų, jeigu juodas 475 spalva, tai taipogi aš jį nupirkčiau, tai uždėsim ir galinį M Sport bumperį. Norėčiau galinio išmetimo su 2 išmetimo tom, kaip čia pasakyti, 2 išmetimo angaliais, va taip, kad būtų chromuoti 2 išmetimo angaliai, o ne vienas toksai išlindęs. Tai būtų daug gražiau ir fainiau atrodytų. Žiemai, aišku, paliksim šitus tragiškus ratus, bet vasarą įsigysim tikrai kokius 8-likinius ratukus, nežinau, M Sport arba kažkokius įdomesnius, kad šitą mašiną pagražinti. Ir gal ant pavasario netgi susikrausim M Sport važiuoklę pilnai, arba kokius koilus, kad mašiną šitie galima būtų pažeminti ir padaryti dar gražesnę. Tai žodžiu, planų yra daug ką noriu padaryti ant šito automobilio iki pavasario, kad automobilis jau būtų pilnai paruoštas, kad būtų šilta, atsidaryti liuką, langus ir važiuoti keliauti, nežinau, po Lietuvą. Nu, gal nekeliausim su šitą mašiną, bet važinėtis iš taško A į tašką B bus tikrai smagu. Jeigu jums patinka toksai planas, paspaudžiam laiką, nepamirštam užsiprenumeruoti mano kanalo, kad nepraleistumėt nei vieno video. Mes judam toliau. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses, where everybody bougie, latest trends and fashion.